Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. 1995 metais amerikiečiui Sony stipriai sušlubavo širdis. Gydytojai pasiūlė vienintelę išgyvenimo galimybę – širdies persodinimo operaciją. Tais pačiais metais nusišovė pirmasis Cheryl vyras Teris. Kadangi dar kurį laiką Terio gyvybę palaikė aparatai, jo funkcionuojantis organai galėjo būti persodinti kitiems žmonėms. Kai tik buvo atjungti Terio gyvybę palaikantis aparatai, jo širdis iškart buvo persodinta Soniui. Pradžioje Sonis nežinojo savo donoro ir kam turėtų būti dėkingas už galimybę išgyventi. Sonis parašė padėkos laišką, kurį Terio našliai perdavė organų persodinimo agentūra. Vėliau Sonis ir Cheryl apsikeitė dar keliais laiškais, kol galiausiai 1997 metais jie susitiko. Netrukus jie įsimylėjo vienas kitą, o 2004 metais susituokė. Atrodė, jog viskas klostosi kuo puikiausiai, tačiau 2008 metais nutiko tai, ko niekas nesitikėjo. Visuomet besišypsantis ir laimingas Sonis nusišovė. Nusižudė lygiai taip pat kaip ir Teris, iš kurio jis gavo širdį. Kadangi Sonis buvo visų gerbiamas ir turėjo daug draugų, jo laidotuvėse dalyvavo daugiau nei 300 žmonių. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtinų faktų laidas rasite internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook'e.